Turėtų būti šiam 5, yra šiam 2. Tas, kas turėtų būti šiam 4, yra 60 metrų, žinai, tai kažkodėl taip. Ar kad rytas, ar kas, ar kažkas, nežinau, bet pačiupinėjau, pabandžiau daryti, sakau, tą paskutinį metimą, viską, kaip sakant, padėjau šalį, paskutinis bandymas. Gerai, sen, neieškok nesąmonių, šiam 5 metrai. Treniruotėje metėjai daug kartų, varžybose Lietuvoje mečiau, viskas, eini, padarai ir nuėjau, padariau, jausmas, opa, yra, atsisuku, ne taip lekia, kaip turėtų, ir nenulėkia tiek, bet manau, žinau, ką reiktų, kaip priartėti prie tų šiam 5. Tik tai dabar reikia tyliai palaukti, ar suteiks man galimybę pabandyti. Visiems tas diskas jo, netrodė, kad labai lėka. Tas sektorius dulkais ten, bet aišku, čia... Šiandien gal daugumai sportininkų buvo sudėtingiau, bet kitas dalykas čempionatas. Kaip ir sakau, su Danieliu žiūrim švieslentės, rezultatus matom, sakom, nesąmonę, sakau, nesuprantu. Sakau, kas yra tokio, kad tiksliai pasakyti, kodėl, kaip ten, paskui pabandžiau tą techniką, sako, seniuk, sako, čempionatas, sako, dėl to taip yra. Kai kovoji už save yra viena, eini, kojam duris spardai, kaip bus, tai bus, o čia reikia, šiandien reikia tiesiog. Ir tas gal, kad reikia šiandien, tai truputį ir prideda to papildomo svorio, gal tą rankinį ir užtraukia, kartais ne toj vietoj, kur reikia ir pagazuoji ne ten irgi, kur reikia. Saulė aukštyn, vėjo nebus, ko gero antrai grupiai nebus lengviau jų mėgti. Jeigu vėjo nebus, bus lengviau, nes pavėjais visiškai kažkaip, čia dalyvavau šitam stadione, sumetė 66 metrus, bet perdarytas tie sektoriai, viskas kitaip, aš net buvau pamiršęs, kad čia atviri galai. Tai vėjas minusinis šiandien, pavėjai, jeigu jis nurims, tai kitam pogrupiui bus geriau. Aš būčiau visai dėkingas, jeigu jis pakiltų. tai man ramiau būtų, kad pakliūsim su Martynu į finalą. Labai tikiuosi 3 lietuviai, kad bus finale. Čia būtų vėl labai gerai. Ir sakau, nežinau, reikia kas muldelę sukalbėkit, gal kas kokį ožį paaukokit, čia nuo tikėjimo priklauso, bet... tikėkimės, aš turiu vilčių dar. Mes irgi turim, linkim sėkmės ir tikimės dar susitiksim. Ačiū.